Stepping up foul, number 10, Ali Kanan, his second, and Kichi foul. Entering the game, 11 on number 15, Fadi El Hatim. Going to the line to shoot 2 free throws for Lithuania, number 12. Į varžovų aikštelę Tomas Delninkaitis keičia Mantą Kalnietį. Žymiai geresnė antroji mačo dalis buvo Mantui. Antroji Ali Kanano pražanga ir Tadas Klimavičius pataiko pirmąjį baudos metimą. 7 taškai ir Tado Klimavičiaus sąskaitoje šiandien. Antrasis metimas skrieja pro šalį. 70-55 ir Mahmudas ieško ir atranda atsidengusi Jacksoną Romaną baudos aikštelėje. Klaida, kurią pripažįsta Renaldas Seibutis, parodo iš karto treneriui, jog tai jis paleido savo žaidėją. Savo zoną, ko gero taip reikėtų sakyti, o Martynas Andriškevičius, bandydamas užlopyti tą atsivėrusią spragą, prasižengia trečią kartą šios dienos rungtynėse. Jacksonas Romanas. Taiklus jo metimas. 7 taškai Jacksono Romano sąskaitoje ir įdomiausia, kad nuo baudų metimo linijos Jacksonas Romanas šiandien iš 8 kartų pataikė tik tai 2. Ir iš žaidimo taip pat iš 7 metimų tik tai 2 pasiekė tikslo, tai kaip Jacksono Romano galimybės daryti aikštelėje tai, ką jis nori, šiandien gerokai apribotas yra Lietuvos komandos žaidimo gynyboje. 72-56 Kananas. Ir labai jau lengvai leido taškus pelnyti Jacksonui Romanui Lietuvos komanda. Kananas įsiveržė į baudos aikštelę ir viską tiksliai padaro iki galo. 4 minutės ir 35 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Paskutinėse Lietuvos rinktinės rungtynėse D grupėje Martynas Gecevičius, jo metimas iš po krepšio. 16 taškas, reikėjo žinoma tokių rezultatyvių rungtynių Martynui Gecevičiui ir reikės tiek jo tikslių štai tokių metimų, tiek ir tolimų tritaškių. Jau netrukus atkrintamųjų varžybų cikle šiame pasaulio krepšinio čempionate. Na, o Lietuvos krepšinio aistruoliams žinoma teks kaip ir krepšininkams pakentėti ir palaukti iki antradienio. Taigi savaitgalis bus be lietuviško krepšinio, bet krepšinio bus dėl to, kad aštuntfinaliai tai 8 ir į dieną po 2. Lietuvos rinktinėje atitenka kamuolys. Delninkaitis, Seibutis, laisvas prie tritaško linijos, taiklus Renaldo Seibučio metimas. 77-58 Lietuvos komandos pranašumas, jau 19 taškų ir dar viena Libano rinktinės minutės pertraukėlė. Lietuvos vėliava aukštai ir gražiai ir su šypsenomis Izmyro tribūnose. Artėja į pabaigą etapas Izmyre. Netrukus su šia arena jau ir Lietuvos krepšinio aistruoliai ir visi kiti čia atvykę ir stebėję rungtynes D grupės varžybose atsisveikins. Ir tie, kas pateko, keliauja į Stambulą. Lietuvos komanda yra viena iš 4 nepatyrusių nei vieno pralaimėjimo kol kas šiose pirmenybėse. Pirma vieta D grupėje. Lygiai taip pat kaip tą pirmą vietą B grupėje užėmė Jungtinių Amerikos valstijų ir C grupėje Turkijos rinktinės. Argentinos komanda A grupėje nėra irgi pralaimėjusi nė karto, tačiau paskutinėme mače Argentinos ekipa žaidžia su serbais. Serbai turi vieną pralaimėjimą, netikėtą tokį pralaimėjimą vokiečiams, bet jeigu serbai laimės prieš Argentiną tarpusavio rungtynes, jie užims pirmąją vietą ir ten kol kas mūšis tikrai yra
įnirtingas, sužaidus 5 minutės. Trečiajame kėlinyje serbai turi 4 taškų pranašumą. Renaldas Seibutis kaip gražiai dabar sužaidžia ir viską padaro eigoje, įveikdamas, apgaudamas, aplenkdamas varžovą. Ir štai tokias veido išraiškas palikdamas Libano gerbėjų veiduose. Šaunuolis Renaldas Seibutis, puikios jo rungtynės, 15 taškų jau jo sąskaitoje. 16 pelnė Martynas Gecevičius. Ir tai būtų gerai, kad tai būtų ne šiaip išimtis ir atsipalaidavimo rungtynės, kurios nieko nereiškia ir kuriuose daugiau gauna žaisti tie, kurie nebūna rezultatyvus šiaip. Bet būtų labai gerai, kad ir Renaldas Seibutis, ir Martynas Gecevičius prisijungtų prie to brandulio krepšininkų, kurie kelia didelę grėsmę varžovų krepšių. Jacksonas Raumanas, 2 jo taškai, 82-62. Delininkaitis. Ir sudėtingas Tado Klimavičiaus metimas per Jacksoną Raumaną. Nepataiko ir Jacksonas Raumanas per Martyną Andriuškevičių. Geras, labai buvo geras Martyno Gecevičiaus perdavimas Renaldui Seibučiui, kuris skraido tiesiog po aikštelę ir jo niekaip nesugaudo Irano komanda. Dar 2 Renaldo Seibučio taškai. 17 iš viso jau pelnė Renaldas Seibutis, 84-62. Ir taip nepersistengdami po truputį Lietuvos krepšininkai iškovos solidžią pergalę. 22 taškai jau. Ir vėl skanduotė, mes laimėjom tribūnose. Smagu, žinoma visiems ir krepšininkams, ir aistruoliams. Čia istorija visai nepanaši į tą, kurią mes matėme praėjusiais metais Lenkijoje. Jacksonas Raumanas su 24 sekundžių sirena meta netaikliai. Tomas Delininkaitis ir pražanga prieš Tadą Klimavičių. 5. pražanga varžovų komandai. Šiame ketvirtyje Tadas Klimavičius meta 2 baudos metimus. Ir taip pat galės viršyti 10 taškų. 9 yra kol kas pelnęs Tadas Klimavičius. 17 Renaldas Seibutis, 16 Martynas Gecevičius, 11 Tomas Delininkaitis ir 10 Linas Kleiza, kuris šiandien žaidė tik 16 minučių. Kai iki tol buvo 34 vidurkis. Laisvas iš 3 taškų zonos nepataiko Martynas Gecevičius, o labai būtų gerai taikliais 3 taškiais užbaigti. Tarsi jau buvo įsimėtęs Martynas Gecevičius iš tolimų distancijų, tačiau paskutiniai 3 ar 4 net jau 3 taškai vėl buvo netaiklus, 4 iš 11. Ir šiandien vėl Lietuvos snaiperiai neturi ko pasigirti. 10 taiklių 3 taškų iš 25. Na, žinoma, tai yra geresnis pataikymo procentas, tai yra 40 procentų taiklumas, buvo 25, bet vis tiek toli nuo optimalaus. Ir tai vienas iš žaidimo komponentų, kuris tikrai turėtų pagerėti po tos pertraukos. Dabar klaida aikštės viduryje. Varžovams palikom šio mačo pabaigą, nors dar yra 2 sekundės, bet Renaldas Seibutis jau nieko nebedaro. Galutinis šios rungtynių rezultatas 84-66. Tai buvo paskutinė tiesioginė TV3 transliacija iš Izmyro. Šiandieną dar jūsų dėmesį per TV3 vaizdo įrašas rungtynių Graikija, Rusija. Na, o Lietuvos komanda žais antradienį su Kinijos rinktinė aštuntfinalyje ir kaip visada, tradiciškai mes dar šios transliacijos nebaigėme dėl to, kad
Jūsų laukia karštas interviu su vienu iš Lietuvos rinktinės krepšininkų ir žinoma dabar keliamės į studiją TV3 televizijoje, o aš, Robertas Petrauskas, jau sakau jums iki susitikimo antradienį.